Gal žinome, kiek kainuoja nusiprausti duše? Ar geriau prisileisti karštą vandenį? Va čia... Ne vandenį, o vonę. Taip. Čia kiekvieno pomėgiai, gyvenimo įpročiai ir taip toliau. Paklausiu pačios, ką dažniau naudojate, dušą ar vonę? Dušą. Dušą. Bet labai mėgstu ir vonę. Tvarkoj, bet kiek kartų per metus vonę naudojate? Taip, galima būtų suskaičiuoti ant pirštų. Va, aš žinokit, prisipažinsiu, šiemet savo vonios dar nebuvo prisileidęs. Tai va ir išvada. O nusiprausti duše, naudojant klagę momentinį vandens šildytuvą, kainuoja minutę laiko, mėgautis duše kainuoja 5 centus. Skaičiuojant elektros kainą apie 20 centų už kilovatvalandę. Kam įdomu, kitokie sprendimai, didesnis kiekis vandens, ateikite, kviečiu į parodą kiekvieną, paskaičiuosim, sužinosim, turim specialią skaičiuoklę, simuliatorių, kuriam didelę nuostabą sukeliam kiekvienam atėjusiam, galim paskaičiuoti.